kartais žmonėms būna labai sunku pasitikėti kitais, ypač šiuo gyvenimo etapu, kuomet bendravimas tampa retenybė, tas gyvas bendravimas tampa retenybė, visi persikėlė į socialinius tinklus, visi susirašinėja, pažindinasi per programėlės, bendrauja per komentarus, įžeidinėja vienas kitą per komentarus kur kas lengviau, nes tai nėra žodinis įžeidimas. Žmonės negirdi intonacijos, žmonės nežino, kokia intonacija Nemato akių kontakto. nemato neturi. akių kontakto. Taip. Iš esmės bendravimo mažėja ir kai jūs kalbate apie santykį ir pasitikėjimą, tai man iš karto peršasi tokia mintis, kad to pasitikėjimo vis bus mažiau, nes pačio bendravimo Bet trūksta. palaukit, Artūrai, o kas mane priverčia gyventi šitomis padiktuotomis sąlygomis? Aplinka? Kodėl? Aš esu aplinkos vergas? Mhm. Kiek daug yra žmonių, kurie labai puikiai be to gyvena? Aš pažįstu tūkstančių, šimtų žmonių, kurie labai nuostabiai kūrė tarpusavio pasitikėjimo santykius. Ne? Kas yra, šiandien mes irgi matom labai keistus dalykus. Pavyzdžiui, nuėjus kartais į kokią kavinę papietauti, tu be mobilaus telefono negali pažiūrėti meniu, nes tu nieks neatneša papirinio meniu. Bet atsiprašau, ar yra įstatymas įpareigojantis mane visur nešiotis telefoną? Aš gal noriu ateiti ramiai, palikęs telefoną automobilį arba namuose, pabūti su savimi, pabendrauti su mano artimais žmonėmis, papietauti kavinėje, aš be telefono net neperskaitau meniu. Reiškia, kiek žmonių apribojam galimybės gyventi savo autentišką gyvenimą, o ne padiktuotos mados gyvenimą. Jeigu aš neįsitinku masiniai psichozijai kažkokiai tai ir noriu būti autentišku, ką mane visa visuomenė, tu esi tobulas, tu esi pats savo gražus, tu viską gali padaryti, tu sprendimus pats priimi, tu turi gyventi dėl savęs, užtenka šitų visų gražių deklaracijų akivaizdoj žengti žingsnį iš namų ir tu atsimuši į sieną, be telefono nepaskaitysi meniu, be kreditinės kortelės nenusipirksi buteliuko vandens. Čia normalu, kai aš nesu kopija ir bendrauju su tai žmonėmis, kuriais aš pasitikiu, nes jūs pasakėte, kad sunku yra pasitikėti. Tada aš kelčiau klausimą, kiek tada žmonių tavim pasitikė? Ir tada, jeigu mes atidengiam šitą skaudžias tikrovę, aš nieko nepasitikiu arba bijau kitais pasitikėti ir suprantu, kad manim nepasitikė arba manim bijo pasitikėti, tai ką gali sukurti du nepasitikinti žmonės? Nieko, dėl visi rūkstam savo sultyse, sproginėjam, depresijos, savižudybės, vienatvė, tada atsiranda alkoholis, narkotikai, tada mes einam į savęs naikinimo kelią, nes aš nieko nepasitikiu ir manim niekas nepasitikė. Reiškia, pažeistas esminis mano egzistencinis momentas, sulaužytas santykis. Tai ką aš turiu daryti? Gydyti. Jūs daug kartų paminėjot pažeminimą, kalbėjom apie kritiką ir aš norėčiau paliesti du kampus. Tiek to, kuris kenčia ir tiek to, kuris, kankina nukentėjusi. Kaip galvojat, dėl ko žmonės apkalba? Dėl ko žmonės nori įkasti, nori kritikuoti be argumentų, kandžiai tai daryti? Kokia yra to ištaka? Ir kitas klausimas išeinantis iš to, ką daryti tiems, kurie nuo to nukenčia, kurie gauna kritiką už tiesą, kurie gauna kritiką už savo nuomonę, tiesiog norėdami atvirai išsakyti tai, ką galvoja, be jokių paskatų, nenorėdami asmeniškai kažko paliesti, bet vis tiek nuo to gauna kandžios, kartais neargumentuotos kritikos. Pirmu atveju tai aš kalbėčiau apie labai didžiulę, nelaimingų, savęs nemylinčių vergų armiją. Jeigu šiandien aš kažką apkalbu, intriguoju, vadovaujuosi pletkais, aš esu vergas. Geras klausimas, kur aš užsidėjau tos pančius vergo. Kokios ištakos? Kokios ištakos to? Noras turėti, dominuoti, sutvarkyti savo reikalus, būti pastebėtam. Yra daug vergystės formų. Yra daug nemeilės savo formų. Ir man labai gaila, aš pasikartosiu, kiek daug žmonių nemyli savęs. Nes tas, kas apkalba kitą, jis nemyli savęs. Tas, kas rezga intrigas, jis nemyli savęs. Tas, kas pastumia kitą, labai nemyli savęs. Tas, kas kitą ignoruoja, nekenčia savęs. Tai reiškia, aš matau, kad per tokį elgesį
atsidengia tuose žmonėse esančios didžiulės žaizdos, didžiulės problemų gelmės ir labai tamsi nemeilė. Ir man tų žmonių labai gaila. Jie atrodo yra išsilavinę, jiem skraido, kartais būna viršelių pirmose puslapiuose, jie formuoja net kitiems nuomonės, jie sėkmingai sukuria savo karjeras, bet viduje yra vergai, vergai, vergai. Nemeilės savo vergai. Tai man tų žmonių labai gaila. Tai mano kaip kunigo pareiga yra dalyka, šiandien žmogų reikia sugrąžinti atgal į save. Reikia žmogaus paprašyti, kad jis pradėtų save mylėti. Ir žmogui priminti, kad yra daug dalykų, kuriuos jisai iš savęs išskleidžia į aplinką, jis tokiu būdu apsinuogina pasiūdamas, kas jis yra iš tikrųjų. Juos reikia labai gerbti tos žmonės, reikia labai subtiliai prieiti prie tokių žmonių, reikia parodyti tokiems žmonėms labai daug meilės, pagarbos. Ir tą gali padaryti, tą vadinkime, jūs tai vardinti antroji pusė, kuri nesupranta net už ką čia, užpuolė, kritikavo, cancelino, kai šiandien žodis yra vartojamas, už pasakytą nuomonę, pacituotą viešą informaciją, už kitokią išvaizdą, dar kažkas ten tokio. Tada jie savyje turi atrasti vieną galią, kurią jie visi turi. Aš ją pavadinau nuolankumo tiesai galia. Ir tas, kas turi nuolankumą tiesai, kuris tiesiog atsiprašo, kad jis yra ir toliau egzistuoja, kuria savo ateitį, yra patikimas, atsakingas, ties savo, kaip sakau, kojų pėdomis nutraukia šmeižtus, apkalbas, intrigas ir iš jo tas neišina, kai mes šiandien kalbėjom, kad aš neturiu priešų. Tu, kuris mane apkalbi, bet aš tau taigi nieko blogo nepadariau, tu mane priešas. Aš tavęs neapkalbu, tau neintriguoju, dar kažkas tokio. Jeigu tu nepagėdauji su manim bendrauti, gerai, aš labai nesunkiai paeisiu šoną ir tos dalykus. Tai reiškia, žmogus, kuris turi gyvą vidų, kuris yra puolamas, kuris yra užguitas, kuris yra cancelinimas, kuris yra kritikuojamas, kuris yra ignoruojamas, kurį praeinama kaip pro neegzistuojantį ir nesantį, jam tampa didžia užduotim. Niekada tuo pačiu neatsakyti tiems žmonėms. Visą tai permastyti savyje, išlaikant santykį egzistencinį su Dievu, jeigu jis yra tikintis žmogus, nes kitaip aš neįsivaizduoju, ką jis galėtų atsiremti. Ideologijos, filosofijos, karmos čia nebepadės, reikia tvirtos uolos. Išbūti, niekada nenustojant apsispręsti daryti gerą tiems, kurie tave ant tos mėšlo krūvos tai bando pasodinti ir tom šiukšliam užkasti. Visą laiką yra išeitis. Ir tie, kas praeina šitą etapą, pasaulis juos pavadina asmenybėmis. Jūs paimkite visas pasaulio vedančiasias asmenybės, didžiasias ir mažasias, jos visos buvo vakar ant mėšlo krūvos. Šiandien yra pasaulio atpažintos asmenybės, į kuriuos tampa lygiuotis daugeliu žmonių parodota kryptis ir bendrakeleivis. Skausmas stiprina. Visada. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.